Sveiki, tai pristatome jums Smart Equipment 17.002 dirbtuvių baudų komplektą, baudų sistemą, tokią darbastelį, kaip kas pavadina. Čia toks vienas labai populiarus tarp mūsų klientų modelis. Tai šis modelis yra beveik 2,60 m ilgio, turi 1,83 cm ilgio darbastelį, tokį medinį, su tokiu gražiu, su lazeriu išgraviruotų Smart Equipment užrašu. Gylis šitų darbastelio, tai ties šitą vietą mes turim 43 cm, o gylis tarp, jeigu mes pasižiūrėsim gylį, kur yra didelė spinta, tai yra 46 cm. Tai va, tai kas sudaro šitą darbastelį, tai mes turime spintą atidarysim, tai parodysim jums, kas yra viduj. Viduj mes turime 3 lentynėlės, visos lentynėlės yra reguliuojama aukščio, tai mes galime padaryti tą aukštį, kuris mums yra reikalingas, taigi lengvai pakeliama ir su pagalba šitų laikiklių mes galime diskokuoti 1, 2, 3 aukštį, kaip mums yra patogu arba tas, kas mums yra reikalinga tuo metu. Taip, visos durelės yra aprūpintos magnetukais, taigi mes turime čia magnetukus, prašau, ir su magnetukais mes gražiai paleidžiam spintą, jinai jau vaikosi pas mus. Visos durelės yra aprūpintos anoduoto aliuminio rankenėlėmis, taigi jos nėra nei dažytos, bet čia yra aliuminis, taigi neapsidaužo, kai mes dažnai atidarinėjam. Taip, toliau, 2 viršutinės spintelės, tai jos yra identiškos, kaip ir viena, taip ir kita, su tokiais dujiniais pritraukėjais. Prašau, taigi atsidarom, gražiai savo vaikosi, galim čia susidėti savo reikalingus dalykus ir užsidaryti. Viršutinė vieta lentynėlė tokia atviro tipo, toliau 6 perforuotos tokios juostos, tokios vaikiklės, taigi per visą ilgį. Medinis stalviršis, kaip ir minėjau, 1,83 cm, būtent šita vieta yra 1,83 m. Toliau stalčių blokas, 4 stalčiai pas mus yra, visi stalčiai su guoliniais bėgeliais, tai tikrai labai gražiai ir švelniai atsidaro. Superinis tiesiog atsidarimas. Prašau, toliau paminkštinimai. Kiekvienam stalčiui mes rasim paminkštinimus. Ties kiekvieno toks yra paminkštinimas ir komplekte įdėtas. Taip, na ir paskutinis pas mus yra blokas, tai blokas yra spintelės blokas, tai dar viena tokia spintelė apatinė su viena lentynėlė. Vėlgi ta lentynėlė lygiai taip pat gali būti reguliuojama pagal aukštį. Tai va, tai viskas yra uždaroma, susirenka pakankamai greitai, tai paprastai yra pridėta instrukcija, viskas labai paprasta ir aišku. Galim susimontuoti prie pat sienos, yra specialius laikikliai, kad prisukti darbastelį prie sienos ir kad jis jau tvirtai pas mus laikytųsi. Taigi, jeigu domina, aktuali kaina, kaip dar techniniai parametrai visi aprašyti, užeikit bertoro.lt, rasite visus aprašymus, nuotraukas ir specifikacijas. Ačiū ir laukimės.